Jau pradėjo žydėti graži mūsų ieva. Mūsų protėviai anksčiau su šitą ievą, su visais nuovirais įdomiais, darydavo antpilus, nuovirus nuo žaizdų, nuo opų, gangrienos, nes labai gerai stabdo kraują įvairiausi. Nes ievos nuovirai pritaikomi ir ginekologijoje, esant gausiom ir skausmingom mėnesiniam, veikiant kaip nuskausminamieji. Jie stabdo visų rūšių kraujavimą, taip pat ir po gimdymo. Jis normalizuoja virškinimo sistemą, kasos virškinimo trakto. Daugelis žmonių žino, kad traumos vietą reikia vėsinti, tačiau mažai kas žino, kad ievos lapai turi panašių poveikių. Pašalina skausmą ir mažina patinimą. Bet to nepamirškit, kad per didelę dozę ievos yra mums nuodinga. Nes ievo yra didesnė kiekyje gitrociano rūgšties, kuris suteikia kartumo, skonio, o perteklius laikomas mūsų organizmui nuodingas. Be to su ieva dar mažina cholesterolį kiekį kraujoje, stimuliuoja imuninę sistemą, reumatitą, dermatitus visokiausius dar padeda žmogui. Nes iš ievos gaminama arbata alternatyvoje medicinoje jau seniai buvo skirti karščiavimui, kosuliui ir peršalimo gydymui. Bet nepamirškim, kad nuodingas per didelę dozę jo. Iš ievos žievės gerina apetitą. Jeigu iš ievos žievės gaminama arbata ar kokie nuoviras ar tinktūros, tai gerina apetitą. Homeopatijoje augalas naudojamas pilvo skausmams mažinti. Tai gan įdomus augalas. Bet to augalas labai stipriai kvepia, kada jį nulaužia. Nes pas juos toks apsauginis efektas įvyksta, jie pradeda stipriai leisti eterinius aliejinius kvapus. Dėl to būna, kada jų kambarį paliekam, tai net apsvaigina galvą. Bet čia dėl to, kad mes ją nulaužiam. Jeigu būsim prie medžių, tai jinai mūsų taip nesvaigins.